Parodysiu, kaip atlikti zerčerio pritūpimus. Parodysiu jų techniką. Ir kai norim atlikti zerčerį, jis yra daug saugesnis nei įprasti pritūpimai su štanga, kadangi jis taip neapkrauna stuburo, ypatingai nugaros apačios. O zerčerio privalumai yra labai stipriai suaktyvinti ir stiprinti pilvo raumenis, aplamai viršutinę kūno dalį, nei paprasti pritūpimai. Taip pat į techniką atrodo šitaip. Įsistatysim štangą ties alkūnėmis ir stipriai prispausim rankomis. Aš pasidėjau šiandien suoliuką, kadangi mano vidinė rotacija šiek tiek dar atsilieka, tai giliau net neplanuoju tūpti, tai demonstracijai pasirinkau suoliuką, bet jeigu jūsų klubai perfekt, tai jūs galite tūpti iki pat apačios. That's ok, ne? Tai kaip tai atrodo? Taip, ne, rankas spaudžiu prie savęs, presas įtemptas, kišu lauk užpakalį, kontroliuojamai nusileidžiu, atsisėdu, spaudžiu grindis, pėdas į grindis ir kylu į viršų. Tai taip atliekamas zerčerio pritūpimas. Kodėl reikia nusileisti iki pat apačios kontroliuojam? Dėl to, kad mes čia parodom nervų sistemai, kad mes esam stiprus ir mes čia norim ties tą ribą dirbti. Jeigu aš sustoju čia ir pametu užpakalį, tai vadinasi, mes neturim kontrolės ir turėtume daryti nuo kažkokio regresinio varianto. Tai va, tiek apie zerčerio squat, pabandykit. Parašykit komentare, ar jums patiko, ar jaučiat kažkokį skirtumą.